Sveiki, šiandien jūs kviečiu melstis su Jono Evangelijos 10 skyriaus nuo 22 iki 30 eilutės imtinai. Dabar jums ir paskaitysiu. Jeruzalėje buvo šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje po Saliamono stoginę. Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai. Jėzus jiems atsakė: aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau, savo tėvo vardu liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs ne manosios avys. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš jums duodu amžinąjį gyvenimą. Jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Taigi, perklausė Dievo žodį iš Jono Evangelijos 10 skyriaus nuo 22 iki 30 eilutės. Išties mes matome, kad tai padėko šventė. Ir Jeruzalėje švenčiama žiema ir Jėzus eina po Saliamono prieangių rytinėje pusėje, iš kur atsiveria vaizdas į Kedrono slėnį. Kai kurie žmonės prieina prie jo ir užduoda klausimą apie jo kaip Mesijo tapatybę. Ir tai mes matome 24 eilutėje. Ten jie apspito žydai ir ėmė klausinėti: kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai. Taigi, iš pažiūros atrodo, kad jie yra nuoširdžiai susidomėję, bet iš tikrųjų klastinga ir provokuojanti jų pozicija. Ir Jėzus atsako dviem vienas po kito einančiais momentais. Pirmiausia, apie savo mesijiškumą, tai byloja 25 eilutė, o paskui apie savo dieviškumą, tai byloja tolimesnės eilutės nuo 32. Taigi, čia mes matome didįjį Jėzaus, tokį, galima sakyti, savotišką ginčą su jo priešais. Anksčiau jis įvairiais būdais nesiliaudavo pristatinėti save kaip Dievo pašauktąjį, tėvo pasiuntinį, kaip įgaliotąjį, ypač tas, kuris yra tėvo siųstas iš meilės mums. Dievas taip pamilo pasaulį, jog padovanojo mums savo sūnų. Taigi, ir jiems buvo sunku patikėti jo mesijiškumu, kitokiu mesijiškumu, negu kad jo tikėjosi. Ir čia kiekvienas bandymas lieka bergždžias. Tai byloja 25 eilutė. Jėzus jiems atsakė: aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo tėvo vardu, liudija apie mane. Tai iš tikrųjų, jei daugelis nepriima jo liudijimo, tikroji priežastis glūdi tame, kad jie nepriklauso jo kaiminiai. Tai, ką mes girdėjome ankstesnėje Evangelijoje. O ką reiškia priklausyti jo kaiminiai? Tai priimti jį kaip Dievo siųstąjį ir įsiklausyti jo žodį ir jį atpažinti jau iš tolo. Ir kita vertus tie, kurie klausosi jo liudijimą, taigi jau yra įrodymas, nes jie priklauso naujai Dievo tautai. Ir tai mums byloja 27 eilutė. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Taigi, ir evangelistas Jonas, galima sakyti, Jėzaus lūpas įdeda 3 teiginius, kurie apibrėžia, ką reiškia būti jo kaimenėje, ką reiškia būti tą avimi ir kokias turi savybės Jėzaus atžvilgiu. Taigi, pirma, jos klauso jo balso.
tos avys girdi jį ir niekada nepražus. Taigi tikintieji, kurie gyvena tiesoje ir šviesoje, iš tikrųjų patirs išbandymus, bet jų kelias ir jų kelionė visada bus su Kristumi, kuris nugalėjo mirtį ir suteikia mums saugumą. Taigi mūsų gyvenimas, į kurį mes esame pašaukti, tai yra amžina bendrystė su Tėvu, kurio ranka yra galingesnė už viską, kuri mus saugo, palaiko ir mus lydi link Sūnaus. Taigi visiškas ir galutinis saugumas, kurį Jėzus ir Tėvas garantuoja tikintiesiems, yra grindžiama gilia vienybė ir bendrystė. Ir tai mums byloja 30 eilutė. Aš ir Tėvas esame viena. Taigi štai yra pažadas mums, kurie atsiliepiame ir kurie priimame jo žodį. Taigi mes priklausome Jėzui, nes Jėzus priklauso Tėvui. Mes esame vienas su Jėzumi, nes Jėzus yra vienas su Tėvu. Mes tikime Jėzaus darbais, nes Jėzus daro Tėvo darbus. Jėzus nori užmegzti su manimi tokius pačius santykius, kokius jis turi su Tėvu. Įsivaizduojat? Jėzus trokšta tokios vienybės su mumis, kaip jis yra su Tėvu. Štai kodėl mes esame pašaukti klausytis jo balso. Ir kuris yra Tėvo balso aidas. Štai kodėl mes esame pašaukti sekti jį, nes jis veda mus pas Tėvą. Štai kodėl mes esame pašaukti laikytis jo, kad niekada nepražūtume, kad jis veda mus pas Tėvą. Taigi ir Jėzaus žodžiai, kad jis yra vienas su Tėvu, žydams yra sunkiai priimami ir sunkiai suvokiami. Taigi viešpatie Jėzau Kristau, aš meldžiu malonės, kad per tavo šventąją dvasią kiekvienas iš mūsų pajėgtume atsiverti šiai žiniai, jog mes esame mylimi Tėvo vaikai. Meldžiu gydyk mūsų visus sužeistus įvaizdžius, visus tavęs kaip baudžiančio, tavęs kaip teisėjo įvaizdžius, kad priimtume tave kaip meilę, kaip gailestingumą, kaip tiesą, kaip tas, kuris iš meilės mums dovanoja sūnų. Amen. Palaiminta jums laiko su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.